Kai žmogus darosi tatuiruotę, jisai nori joje kažką įprasminti, kad tai būtų kodas. Noriu įsukti karmos ratą, taisydamas ar darydamas naujas tatuiruotės, padaryti gerą darbą jums. Aš esu Danielius Dečkovas ir pristatau jums Karma Tattoo Project. Šiandien ateina mūsų 5. dalyvis, jo vardas Linas, ir jis užkabino tuom, kad jisai labai mėgsta žmogus keliauti ir skaitydamas jo laišką, aš jį susitapatinau su savim. Aš tavęs laukiau. Atvykau. Eime. Sveiki, aš esu Linas, man 30 metų, esu virėjas. Šiuo metu dirbu sushi meistru. Keliauti tai čia mano pats pirmutinis toks hobis iš tikrųjų yra. Kiekviena šalis duoda savo kažką tokio ir aš labai mėgstu, tarkim, ragauti įvairius patiekalus ir paskui grįžęs bandau atkartoti, aš prieskonių prasivežu, kokių čia nėra Lietuvoje, pirkti indų įvairių ten, kur pas mus, tarkim, nėra. Tiesiog skaičiau knygą namuose. Aš dabar nebepamenu, apie ką ten buvo. Ošo gal apie budizmą kažkokią knygą. Ir parašo man draugas, tas, kuris gyvena Anglijoje. Sako, ką veiki? Sakau, knygą skaitau. Sako, kokią? Pasakiau, kokią tą knygą. Ir galvojau, kad jis pasityčios, nusijoks iš manęs. Jis sako, Katra, ir mes labai pradėjom pusę dienos prasišnekėjom per telefoną. Ir tiesiog pasiūlė, sako, nenorit važiuoti pas mane į Angliją, jis tuo metu Anglijoje dirbo. Ir sako, keliaujam į Tailandą. Pagalvojau, kodėlgi ne, viską mečiau, išvykau tenai, pabuvau Anglijoje, ten gal pusę metų, nebeatsimenu. Ir iškeliavom. Sugrįžęs labiau įvertinau draugus, šeimą, patį gyvenimą, laimingesnis šiek tiek gal jaučiausi iš tikrųjų. Taigi, Linai, reik tau nupiešti būdą. Taip. Paišysime freehand stiliumi. Aš maždaug žinau, turiu vaizduoti savo tą vaizdą jau. Mane visą laiką kažkaip žavėjo būdą, bet labiausiai ko gero po kelionės į Tailandą. Ta prasme, ten būda visur būna. Prie kiekvienų namų šventiklėlės įvairios. Daug statulų visur, pačių vienuolių gausa vaikšto. Kažkaip jisai mane dar labiau taip patraukė į save. Darysime pinigų būdą, jinai skiriasi biški nuo tų klasikinių, standartinių, hinduistinių būdų. Jinai daugiau, ta pinigų būda yra daroma Japonijos kultūroje ir jinai yra vaizduojama linksma, stora ir tokia pozityvi. Tai va tokios būdos dar nesudaręs. Taigi, Linai, imk šitą veidrodėlį. Ir dabar aš bandysiu tau surasti kampą. Žiūrėk, esmė tokia, kad pas žmogų negatyvi energija kaupiasi visą laiką pilve. Tai mintis tokia, kad negatyvi energiją galima išleisti tik tais per ašaras arba per juoką, arba dar galima per kvėpavimą. Tai va, ta energija eis ir ją sugers medis. O žmogus yra visą laiką laimingas, kai jisai valgo, kada yra pavalgęs, todėl čia yra pagaliukai, laiko mažą sušiuką ir mėgaujasi maistu, todėl yra laimingas būdą. Puikiai. Vienas komentaras mūsų sekėjo paklausė, ar bus freehand stiliaus. Ir aš pagalvojau, kad tai būtų gerai žmonėms parodyti, kas yra tatuiruotė freehand stiliumi. O freehand stilius gan retas šiais laikais. Tai kai tu pasipaišai su markeriu ir tiesiog improvizuoji. Linas man leido. Viską darau iš vaizduotės, todėl tas nėra toks realistinis, šiokia tokia stilistika atsiranda ir turi savito tokio šarmo.
štai sukis veidrodį. Imk šitą veidroduką. Gali žiūrėti kampų. Štai, prašau, tavo būda. Labai gražu. Aš dar pats nežinojau, kaip jinai atrodys galutiniam variantui. Ir vat, šlifavom ir štai, galutinis rezultatas. Labai gražiai. Šauniai atrodo. Gerai. Vat visi sako, kad skauda darytis, bet nieks nėra sakęs, kas būna po padarimo. Tai va dabar toks jausmas, kai gerai saulėje būčiau nudegęs. Ką pasakyčiau draugam dabar? Ką nors tokio. Nu, davai. Davai. Kaip pirmą tatuiruotę, tai šaunuolis labai gerai atkentėjo, nei vieno skundo, nei vieno sudrebėjimo kažkokio ar kažkokio inkštelėjimo, tikras vyras. Šaunuolis. Pas jį dar formuojasi, aš taip manau, pasaulėžiūra, jisai daug ką pabandė, palėtė, bet tos žinios, jeigu tu nenaudoji jų praktikoje, jos kaip ir lieka bevertės. Jisai žino, bet nenaudoja jų. Tai va, tai aš Linai, linkiu tau tas žinias, kurias tu perskaitai Robino Šarmos knygoje ir visoje kitoje literatūrai, pradėk jas naudoti savo gyvenime. Labai laukiu mūsų sekančio epizodo, bus labai įdomus personažas, sekite mus toliau.